Sveiki, užsukę į Krepšys kanalą. Šiandieną padarysim lengvą recapą, tai kaip mums sekėsi Pro lygoje, kokie rezultatai, kas laukia mūsų toliau. Žodžiu, lengvas recapas. Pradedam nuo laiko ir nuo komentaro. Palaikymas yra labai svarbu, jis padeda kanalui augti viršų. Dėkui jums visiems už palaikymą ir judam į šitą epizodą. Pro lygoje mes dalyvavom visose 5 etapuose – Estija, Ryga, Lietuva, 4 trasos, kosminės trasos. Trumpai apie kiekvieną etapą, ką mes sugebėjom nuveikti. Įdomiausia trasa, man asmeniškai, Rygos trasa. Simonas Ivanovas, another Lithuanian driver who really committed there to the first corner, hitting up some dirt. Really nice transition, coming right now up to the third outer zone. Lots of smoke, lots of speed, lots of angle, and doing pretty well. The Lithuanian driver coming up to the wall. Yeah, bit closer, come on, and he's doing that, and he's over the line. Simonas Ivanovas. And it's 88 punktai. Turint omenyje, kad parskrendant 155 km/h stataisi į benką tokį lengvą nuolydį ir turi laikyti dugną. Tai ten mano kvalifikacija buvo, man asmeniškai, pati baisiausia. Šiais metais ties ko ir dirbome, tai kad kiekvienoje trasoje automobilis turėtų kuo geresnę redukciją, tai ar tai Estija, ar tai Ryga, ar tai Lietuva. Skaičiavomės, domėjomės, dėkui visiems pro driveriam, kurie padėdavo su tuo, dalindavosi informaciją bendrai su kuo jie važiuoja, nes redukcija drifte pro labai svarbi, ypač kai turi labai ribotą powerio kiekį, nes nuo redukcijos priklauso. Tau užteks iš esmės davažiuoti, išvažiuoti visą trasą ir visus posūkius, todėl redukciją praktiškai pataikėm, sužinojom pagrindinius skaičius. Rygoje aš praeinu kvalifikaciją, Aleksas vis dar setapina automobilį, setapinti automobilį neužteko laiko ir turime tai, kad jis nepraeina kvalifikacijos ir Rygą baigėme ties top 32. Coming up to the initiation zone, really nice initiation there by Ivanovas. The bumper falls off in the first corner, but still Vinjigelskis making a mistake, making a correction there. Ivanovas pushing, maybe not the brightest and best line from him, but he's doing everything he can on the Vinjigelskis, hanging on, and here Ivanovas straight to the wall, doing a nice wall right here at the end. Vinjigelskis right by his side, and that's a nice Lithuanian tandem. Following an initiation the first turn, Ivanovas coming really close to Vinjigelskis' car, transition to the next part of the track. Ivanovas falling a bit behind Vinjigelskis, trying to find his way through the smoke and trying to do the transition at the right time. Meanwhile, Vinjigelskis going really close to the wall, Ivanovas also going close to the wall, and they both. Toliau seka uphillas, namų trasa, Aleksas vis dar setapina automobilį, todėl nėra jo pilnai užtikrintas. Man išeina kvalifikacijoje užimti 3. vietą, pasimti 90 balų ir parodyti visai neblogą lead liniją. O Alekso kelionė baigėsi top 16 kovoje. Bet tačiau toliau netaip gerai sekėsi, iškrentu top 8. Taip pat viena iš problemų buvo tai bėgėjimasis, kadangi šiuo metu mes turime salone automobilyje 3 dyzelių dėžę, kurią sezone jau vieną susprogdinom. O papildomas poweris reiškia, kad reikės ir upgradinti ir dėžę, ir reduktorius, nes dabar važiuojam ant vidutinių reduktorių, tai kitaip tariant, aš nežinau kaip, bet idealia būtų rasti Samsoną, bet Samsonas yra 10 000 eurų. Pigiausias variantas, kurį mes sugalvojom, tai Dogboxą imti, Dogboxas. Tiesiog jinai mėtume ne pirmin atgal,
kaip mėtosi sekvencinė, o mėtosi H patternu, tai lygiai taip pat kaip jūsų kasdieniai automobiliai, tiesiog ten eina būtent dantračiai tokie, kurie atlaiko galią. Kuršėnuose įgauname daug patirties, išnaudojame Zestino Pro mišinį ir šį kartą galiu pasakyti, man asmeniškai buvo per daug sukibimo, su jo nesusivaldžiau, todėl top 32 kelpšą perspaudžiu ir išsitiesinu. Ups, perspaudžiau. Ne, šiaip jo, nesitikėjau, kad tai bus. Ir būtent Kuršėnų etapas Aleksui tampa lemtingas, nes ten pasitaiko pakeliui blokai tiesiog dėl vairo stiprintuvo gedimo, kurį jau vėliau ateinančios etapuose sutaisome, bet taip jau būna, vairo stiprintuvas dingsta, blokai. Dingo vairo stiprintuvas. Ir pasistatėme, numyniau dugną, vairo stiprintuvas dingo ir automatiškai vairo jau nebeišlaikiau. Ir viskas, blokai. Priekis šikna priekis. Ir šiandienos pasirodymas bus baigtas. Ratlankių aš kaip ir per daug nesuvalgiau. Aleksas iš Autovils realiai nupirktus ratlankius visus suniokojo, tai reikės kreiptis. Tie nubrėžimai, montavimai, visokie ratų, tai aš net juos jų neskaičiuoju. Čia tiesiog, išeiga pro lygoje, tai įvyko, kas įvyko. Bet būtent Aleksas šiais metais tai ratlankius kapojo kaip siemkas. Ta prasme, daugiau ratlankių sulūžusių turim nei sveikų. Būtent iš Alekso pusės tai. Bet kažkas važiavo, reiškia, pilnais. Estijoje kosminė trasa, didžiuliai kalnai, nuolydžiai pakilimai trasoje, metrais, ta prasme, kosminiai, galiu tie pasakyti. Nuolydžio metu ir pakilimo tu nematai, kur važiuoji, tu realiai važiuoji tiesiog į kalną ir tik tiek matai. Todėl ta trasa yra išskirtinai sudėtinga, būtent savo reliefu. Reliefas lyg ir nepakišo koją, Aleksas daina iki top 16, kur sutinka Driftmasterių pilotą Krogerį, bet porinis buvo tikrai vertas dėmesio. Vairą pamečiau, bružiklėlę pajungiu. Mano atveju mažoką treniruočių, techniniai nesklandumai, aš iškentu top 32 kovoje, vėlgi prieš tą patį Vinžigelskį. Nesupratau, kas buvo, bet mašina nevažiavo ir garsai keisti buvo. Paskutinis etapas tai sugrįžimas į Abhilą ir šį kartą Abhilė man su linija nepakankamai gerai sekasi, kvalifikacijai ne per geriausią poziciją, top 32 nebuvo, todėl iš karto kėlėmės į top 16 ir top 16 vėl Vinžigelskis, vėl pamokos, kurias man reikia išmokti. Aleksui sekėsi daug įdomiau. Da iki top 4. Puikios kovos ir tada techninis gedimas pačiu nemaloniausiu momentu. Pabandyk babinų laidus pajudint dar. Ai, visas fiškės babinų peržiūrė.
nu, kodėl dabar, kas yra? Toks va lengvas visų etapų recapas ir kaip mums sekėsi juose. 500 arklio galių Pro lygoje pritrūko. Viso sezono metu jautėme, kaip mums trūksta kokius 100-150 arklio galių į ratus, kad pilnai važiuoti. Tai šiuo metu turime 460 arklio galių į ratus, būtent į ratus, nes įvelina skirtingi skaičiai, truputį didesni. Tai tos 500, kur minėjau, čia įvelina. Visą sezoną turėjome problemą, kad truputį trūksta, kad varžybiniam formate galėtumėm atidirbti klaidas, galėtumėm būti labiau žaidime, ypač kai followiname, tai yra sekame. Tai su lead važiavimas kaip ir problemų neturėjom, išbandėm Rygą, Estiją, daug skirtingų trasų, su juose visai neblogai sekėsi. Metinėje įskaito aš lieku 10, Aleksas 12. Turint omenyje, kad ten lyg buvo 45 dalyviai Pro lygoje, kurie važiuoja tikrai ne pirmą sezoną. Buvo kur paprakaitot, tikrai turėjom daug iššūkių ir vienas iš įdomesnių iššūkių tai buvo variklis. Kaip įrodėme, dėka Era Customs sugebėjome per savaitę pakeisti variklį į naują, dėka Alekso sugebėjom jį surinkti. Eilinį kartą dėkui Era Customs už didžiulę pagalbą, nes likus savaitę iki etapo, būtent Kuršėnų, mes palaidom variklį. Sprendžiant iš vaizdų, švaistiklis paliko čiatą. Tai kur tu dingai? Variklis klynė, prasuknėina, ten va yra dar detalių. Bum! Granata, neturim V8 vieno variklio. Iš šito dalyko pasimokiau, po kiekvienos dabar treniruotės tikrinu tepalo lygį, nes užteko 2 treniruočių nepatikrint ir prisiveriau reikalų. Šiuo metu greičių dėžėje atskirai biudžeto neturiu. Galvojame įmanomus visus variantus, kaip pasiekti šito, nes jeigu mes keliame arklio galės, tai faktas dabar, jeigu jau nelaiko 3 dyzelių dėžės, tai ateityje bus tik dar blogiau. Pasiduoti dėl techninių nesklandumų tikrai yra nemalonu. Aišku, automobilis dabar blizganis tik buvo jį nusiplaut. Pradėsime nuo to, kad parodysiu, kaip automobilis nukentėjo po sezono, turint omenyje, kad labai rimtų porinių nebuvo, nes įžanginis sezonas Pro lygoje, tai vėlgi yra daug visokių kerbų, ar tai Kuršėnuose Matsūryje, ar tai dar kažkur. Tai kas pamiršot, automobilis visas yra lipdytas plėvele ir ta plėvelė tose vietose, kur gavo didžiulį smūgį, suskilinėjo, kas yra pakankamai normalu. Labai daug žmonių klausinėjo, kodėl čia tos skylės atsirado, tai dar kartą pakartosiu, tai yra tiesiog važiuoklė, būtent tiek juda, ratas, tai yra padanga, praeina kiaurai sparną, čia dėl dropo, čia dėl važiuoklės eigos ir visa kita. Ir iš karto, kas matosi, atsilupusi padanga, būtent šitas komplektas, tai antrasis komplektas, kurį užsimoviau, čia UHP mišinys, į jį sugebėjau įsukti 35 ratus. 5-6 paskutiniai ratai buvo hot lapiniai, nes realiai po 30 ratų, aš galvoju, ką reikia padaryti, kad užmuštą padangą. Kaip ir minėjau, gatvinis mišinys nemėgsta hot lapinimo. Bet 35 ratai ir toliau galėčiau realiai ant šitos padangos važiuoti, gal tik tai nėra taip jau saugu, kadangi jau yra gabaliukai išėję. Prieš tai komplektą naudojau, iš aphylo dar likusi, ten įsukau 26 važiavimus, liko 30% padangos. Tai bet kokiu atveju jo savybės po truputį mažėja, galvojau tiesiog užsimausiu naują komplektą, naujas kompleksas 35 važiavimai. Turint omenyje, kad čia 500 arklio ir mes turim Matsūrio trasą, kur yra pakankamai lėta. Dėkui visiems, kurie dalyvavot, dėkui visiems, kurie užsukote ir atsisėdote į automobilį. Tai drift taksą maloniai pavežiojom. Dauguma sakė, kad labai patiko, nes tokioje mažoje trasoje tiek daug powerio, nu kaip daug powerio. Daug powerio kaip ir nėra, bet žiauriai įdomu buvo važiuoti. Vienas iš dalykų, už kurį turėčiau gauti velnių, kad visą sezoną gale nebuvo galinio buferio ir tai buvo tiesiog dėl paprasto fakto, kad Rygoje jį pamečiau, varžybose nenorėjau jį antrą kartą pamesti, nes jis sulūžo per pusę. Šitą dalyką reikės išspręsti, tvirtinimus sugalvoti ir taip toliau. Tai vienas iš dalykų, kurį reikia atidirbti. Čia mes turime Kuršėnų blokai truputį pavalgė, tai veda mane prie vieno dalyko, kad mums reikia naujo body kito. 369 Fiberglass užsiminės visų body kito gaminimu, tai žodžiu jo. Bet šiaip labai fainai body kitas susivaikščio, pakankamai minkštas yra. Čia mes turime Alytaus treniruotę, kurioje irgi buvom užremti. Alytaus treniruotė, visi tokie mini dalykėliai, kurie visiškai normalūs po pilno drifto sezono, tai aš kaip ir nesistebiu, kapotas liko gyvas, viskas ok, truputį nuo dropo, biškai jau padilo. Po drifto pilno sezono Pro lygos reikia naujo body kito ir naujos plėvelės. Po pilno sezono reikia jau pilnai peržiūrinėti viską, priekį ir gale. Apie ką kalbėsim ir vėliau, nes investicijų tikrai laukia automobilis daug po pilno drifto sezono. O kalbant apie V8 kompresorius, grįžtam prie sezono pradžios.
Sezono pradžioje jūsų pagalba atsiranda kompresorius, parduodam pakabukus ir išeina padaryti tai, ko tikrai nesitikėjau. Mes turime automobilį Pro lygai. Alekso dėka jį uždėjome, Aleksas realiai šitoj temoje. Sensėjus viską sužiūrėjo, viską pravedė, viską padarė, kad tai veiktų, kad tai funkcionuotų ir mes turėjom 500 arklio galių. Jau ateinančiame video pakalbėsim, ką mes planuojame padaryti, kad čia atsirastų tie power upgrade, apie kuriuos mes kalbėjome, nes, kaip ir minėjau, 100-105 arklių į ratus labai trūko. Retkarčiais būtent jie ir spręsdavo, ar startė mes pavijam oponentą, ar mes sugebam priartėti poriniu metu, ir tai buvo retkarčiais tas dalykas, dėl kurio ir tiesiog pralaimėdavom. Faktas, kad daug dalykų sprendė ir patirties trūkumas. Daugelį dalykų. Realiai ir važiavime, greityje, nes turint omenyje, kad čia 265 padangas Destino buvo, čia tiksliai žiūrint, pagal mūsų redukciją galiu pasakyti ir galiu garantuotai, tai prie 180 bent menkiausias neišsimiegojimas žiauriai veikia, mini dalykėlė, apie kuriuos net nepagalvotum, žiauriai veikia mūsų važiavime. Ateinančiam sezonui mūsų laukia vėl labai daug upgrade'ų, tai yra power upgrade'ai, drivetrain upgrade'ai ir mūsų tikslas yra išlipti iš top 10 ribos. Jau susirinkom papildomą patirtį, dabar tai reikia susitygoti vėl visus įmanomus rėmėjus ir todėl atskirą ačiū noriu pasakyti visiems žmonėms, kurie prisidėjo ir prie pakabukų ir kompresoriaus gavimo, Zestino Baltic, nes realiai veikianti padanga, kuri leido mums pasiekti šių rezultatų, kuriuos ir pasiekėm. Kaip pirmam sezonui, aš manau, tikrai rimtai. Tikrai neblogai pasirodėm. Rašykit komentaruose, kaip jūs manot. Nosų nenuleidžiam žemyn, stengsimės ir toliau tobulint savo automobilius, savo skillą, vis daugiau treniruosimės. Tik tiek ir norėjau paminėti, kad šiais metais va tai va mums sekėsi, tai va nukentėjo, nenukentėjo automobilis, tai laukite kitame epizode, kai kalbėsime, kaip pakelsim powerį, dar truputį pakalbėsime apie padangas, kalbėsime bendrai, kaip mes pasieksim šitų dalykų, kurias kalbėjau, tai reikia kažkaip sugalvoti, kaip gausim greičių dėžę. Apie viską tai kalbėsim toliau kanale. Laikas man epizodas tau, mes einam toliau dirbti garaže ir dėkui visiems, kurie apsilankėte Matsuryje, o mes keliaujam toliau į garažą, dar daugiau powerio, dar daugiau dūmų. Krepšesys, profesionalus naujokai, 24 metai. O dabar einam į 25 metus ruoštis, nes jau laikas.